Lietuvos futbolo rinktinė ketvirtadienį pratęs kovą Europos čempionato atrankos cikle. Lietuviai Vilniuje susitiks su Estijos komanda, kuri pirmame ture kiek netikėtai įveikė slovėnus. Sport 1 televizija išėjo pasidomėti, ką apie rinktinės galimybės galvoja Vilniaus gyventojai. Tai reikia tikėtis, eisim stadioną, palaikysim, tikiuosi 1-0. Dabar lentelėje esame aukščiau už Anglijos komandą, kas atrodo gana keistai, neįgudusiai akiai. Kaip galvojat, jums malonu matyti tokį vaizdą? Na, visiška lygybė, nes tiek mes, tiek jie 2-0 laimėjo, tai užtektų ir antros vietos, nereikia lygotis gal su anglais ir antra vieta būtų fantastinis rezultatas aplenkti šveicarus. Galvoju, kad turėtų laimėti, nes vis tiek žaidžia namie, stadionas savas, kaip ir ta netikra danga yra, kurie estam nėra labai priimtina. Nes kiek skaičiau, jie netgi paprašė treniruotės ant natūralios dangos iš tikrųjų, tai manau, šansų yra laimėti ir iš tikrųjų, jeigu nelaimėti namie, tai tada ir šansų išeiti į kitą etapą kaip ir beveik nebėra. Nu, gal tada už taiką ir bralybę, tautų draudybę. 1-1, tarkim. Turiu netgi pažįstamą, kuris labai palaiko Portugaliją. Jie, kaip žinia, pralaimėjo. Tai vis tiek malonu, kad Portugalai turi pralaimėjimą, lietuviai pirmas sugebėjo laimėti ir turi 3 taškus. Ketvirtadienį lietuviai Vilniuje susitiks su Estijos rinktinė, o sekmadienį taip pat Vilniuje Lietuvos komandos varžovais bus slovėnai. Šiuo metu Europos čempionato atrankos grupėje pirmas 2 vietas dalinasi Lietuva ir Anglija. Primename, kad 3. vieta suteikia galimybę žaisti atkrintamosiose varžybose.